Prajuokina liuksiškai. Paaiškinkit jaunam žmogui, kas yra šeimos pamatas. Ir už ką atsako vyras. Ja, tai dabar koks yra šeimos pamatas. Taip, aš pamatu vadinu tai, kaip du žmonės ant ko pastato pagrindą, ant ko pradeda statyti savo šeimos namą. Ne partnerystę, ne santykiavimą, ne seksą, o kaip pamatą, ant ko statys šeimą. Ne? Dabar mano gilių įsitikinimų, ne? Kas yra pamatas? Pamatas yra sukurti pirmiausiai santykius, nesantykiavimą. Lietuvių kalboje labai arti tie žodžiai, žinai. Mes santykiuose, ne jūs kurva ir prostitutas. Ta prasme, jeigu jūs santykiais vadinate tai, kad jūs miegat kartu, tai jūs kurvinatės. Okay? O aš kalbu apie santykius. Santykius. Pirmiausiai pastatom santykius, ne? Tai mes susidraugaujam, pažįstam vienas kitą, be lovos, ne? Išsiaiškinam vertybės, ne? Susidedam ribas, ne? Išmokom vienas kitą bendravimo, ne? Išmokom girdėjimo, supratimo, ne? Išsiaiškinam, kaip sprendžiam kilusias problemas ir kas už ką atsakingas. Ir tai taip metus laiko, ne, pradraugavę, ne, sukuriam šeimą ir tada šeima stovi ant pamato. Ne? Ir tada yra pirmoji naktis, ten, žodžiu, visi tie dalykai, apie kuriuos sveiki žmonės tik svajoja, ypač šiais laikais. Va, ir kodėl to reikia? Todėl, kad metus laiko bendraujant be lovytės atsiskleidžia visi niuansai, visos paslėptos, nepaslėptos detalės. Vyrai, nepykit, mes vyrai, mes melagiai. Mes povai, mes ten, žodžiu, uodegas išskleidę ten, žodžiu, visaip kaip maivomės, meluojam ir stengiamės visais įmanomais būdais nusitemti patinkančią patelę į lovelę. Ne? Tai metus laiko, ne brangusis, mes ne to susirinkom, mes kursim šeimą. Mes, metai laiko. Ne? Ir per metus laiko jūs pažinsit visas plonybės to žmogaus, su kuriuo norit kurti šeimą. Štai tvirtas pamatas. Ir sėkmės gyvenime. Viskas. Priešingų atveju, kas yra blogai su seksu? Su seksu yra blogai tai, kad vyras nustoja keistis. Vat vyrą perdaryti, pakoreguoti, ne, pagal save, moteris gali tol, kol vyras negavęs. Jisai stengsis, jisai keisis, ne, jisai keis savo ten, sakykim, įpročius, savo ten, jis daug gali pakeisti dėl šito reikalo. Ir vat, kai merginos, ne, supras šitą punktą, kad vyras keičiasi tol, kol negavo, nes kai jisai jau
stengėsi, keitėsi, augo, tobulėjo ir pagaliau gavo, vadinasi, šitoj vietoj pas jį pasąmonėj, smegenyse, nežinau kurioje vietoj, bet labai griežtų barjerų, ne, užsiseivina tai tiek, kiek jis augo. Va tiek, kiek jisai parodė savęs, tiek, kiek jisai stengėsi, keitėsi, lenkėsi pagal tai, kaip prašė, vat vadinasi, va šitoj, va tiek užtenka, kad tave gauti. Ir viskas, jisai bus toks. Jisai bus perkandęs užraktą išstiesti tau kojytes. Viskas. Ir nuo to momento jisai nebesikeis. O kam? Viskas. Aš dirbau ir gavau. Viskas. Kam dar kažką keist? Viskas. Jeigu tavo kaina yra kavos puodelis kruasanas 3 rožės, viskas, tvarkoj. Vyras grįžta namo, štai kava, kruasanas, rožės, duok čia. Nes tokia schema. Tapsime, kaip netinka rožės. Tai tau dar kažko reikia? Kokia proga? Nes, mes vyrai taip mąstom. Tobulumas paprastume. Mes paprasti. Mes ieškom, kaip atidaryti seifą. Seifą atidarę, mes žinom, kad mes turim raktą nuo to seifo. Ir jeigu tas seifas staiga užsikerta, vadinasi, seifas sugedo. Tada arba labai labai rimtas remontas, seifo remontas. Arba ieškom kito seifo. Taip yra blogai. Dėl to reikalingas pamatas. Reikalingas pamatas, o už ką vyras atsako? Vyras atsako už šeimos aprūpinimą būtiniausiais klausimais. Būtinybėm vyras atsako. Jo, vyras privalo pasirūpinti viskuo, kas yra būtina pragyvenimui. Tikiuosi atsakiau. Neatsakiau? Tai užklauskite, aš atsakysiu, man nesunku. Pamatas. Ja, tai yra pamatas. Ir kai susibėgam, tiesiog statom šeimos santykius ant santykiavimo, ant pimpalo ilgio, kitaip tariant, per dubens kaulą. O ten, žinot, dubens kaulas prie šiknos. Tai jeigu mes statom namus, statom šeimą per šikną, tai taip ir kvepia. Tai gerų jums kvapų, mielieji.